Panevėžio rajone Ramygaloje apsilankė europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė ir kandidatas į Seimo narius Panevėžio rajono tarybos narys Domas Petrulis. Apžiūrėję Ramygalos gyvenvietę, pabendravę su vietiniais gyventojais, politikai patraukė į senelių globos namus, kur bendravo su ten gyvenančiais senjorais. Būtent vyresni žmonės tai yra išminti ir patirtį perduoda jaunimui. Tai su jais reikia bendradarbiauti ir klausyti juos, nes jie turi savo gyvenimo patirtį. Europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė teigia, kad antrajame rinkimų ture palaikyti Domą Petrulį gyventojai turėtų dėl to, jog Lietuvai reikia jaunų, veržlių ir norinčių dirbti Seimo narių. Aš labai vertinu tuos jaunus žmonės, kurie neemigruoja iš Lietuvos, o atvirkščiai baigia čia mokslus, o iš šiuo atveju baigęs politikos mokslus, kas yra labai didelis pliusas ir nori realizuoti save politikoje. Tai yra jaunas žmogus, kuris iš tikrųjų yra labai aktyvus, kuris nori dirbti savo kraštui, savo Panevėžio rajonui. Žinot, politikoje nieko nėra amžino ir mes vidutinioji karta iš tikrųjų turim rengti ir jaunus žmonės ir pasitikėti jais ir nenukarpyti jiems sparnų ir balsuoti už juos, nes kada yra šalia jaunystė, aktyvumas ir gyvenimo patirtis ir išmintis, tada gaunasi iš tiesų labai geras rezultatas. Labai laukiu Domo Lietuvos Respublikos Seime ir labai kviečiu Panevėžio krašto žmonės atiduoti savo balsą spalio 28 dieną už Domą Petrulį. Panevėžio rajono gyventojai jau spėjo įvertinti Domo Petrulio darbus jų labui, todėl pasisako už jaunojo politiko kandidatūrą. Man labai patenko jis. Kodėl? Labai Aš galiu rankas dvi pakelti už jį. Jis jaunas, jis visur su visais, mandagiai, graži. Po susitikimo su gyventojais Ramygaloje Domas Petrulis ir Vilija Blinkevičiūtė išvyko pasimatyti su krekenaviečiais.